lipom į metro traukinį, kurio neparašyta kokia linija. Tai dabar, žiūrėsim, kokioj kitoj stotį sustos. Ir ar tai yra tas traukinys, kurio mums reikia, ar ne. Traukinys ir prizas. Na, atrodo, kad tas. St. James Park. Taigi šiandien yra sekmadienis ir trumpai papasakokim, ką mes šiandien veikiam. Pirkom jau Lumikono. Nusprendėm, kad dabar valgysime suvenyrinių lėkščių. Tai va, po lėkštutę gražią, 2 lėkštutės prisipirkom. Prisipirkom korietiškai pardį skanumynų ir kojinių mes nupirkom. Tai kojinės, nu čia mėsa, tai mėsa, skanumynai. Va, čia kažkokie tai mačios vafliai. Vafliai ir vafliai su saldžia bulvė. Tai 6 valandas buvom teatre. Papasakok apie teatrą. Jau kai neinam, tai neinam, bet kai einam, tai 6 valandas. Tai žiūrėjom Hario Poterio prakeiktą vaiką. Čia Hario Poterio tęsinys, kurio aš nesudavau skaičius, tai man buvo labai įdomu. Kur mes esam ir ką darom? Mes esam teatre, žiūrim Hario Poterio tęsinį. Iš visų knygų 6 valandas visą dieną vaidina mum. Jau net aktorių vieną pakeitė. Ar neatsibodo tau? Neatsibodo man. Dabar bus paskutinė dalis, labai laukiu, labai įdomu. Knygų neskaičiau, tai man viskas naujiena, tai labai įdomu. Ok. Va, daugybė žmonių, labai gražus teatras. Nu čia aukštai. Viskas buvo naujiena ir labai patiko, daug efektų, gerų labai kokybiškų efektų, tikrai labai patiko. Daug ugnies, daug persimainimų, skraidimų visokių. O kaip pats teatras? Teatras liuk, sėdėjom palubėj, paėmiau žiūronus už svarą, bet man atrodo, kad Jonas įmetė 2 svarus, nes vieną kartą neišsėmė, kitą kartą tiesiog jėgą išlupom už 2 svarą. Tai va, labai patiko teatras, fantastinis, labai įdomus, labai pats pastatas gražus, jėga. Ar nepavargai? Nepavargau, ne, buvo labai įdomu. Bet kadangi tu neskaitai šitos knygos, čia yra ta saga Hario Poterio. Taip. Ar tai paskatino tave paskaityti knygą? Norėsiu knygą paskaityti. Neturiu knygos. Hint. Na gerai. Tau, Jonukai? Nes čia buvo Jono idėja. Kuris net Hario Poterio nematė. Jo, aš esu matęs vieną Hario Poterio filmą. Ir žinai 2 veikėjus. Ne, Hermiona, Dumbledoras, Snape'as, Drakas Mirdžius, Haris Poteris, Hagridas. Ronis Viznis, čia tas pats žmogus, Ronis Viznis? Ai, nu gerai, Ronis. Tai Ronis žinau, kaip jis atrodo, bet, nu, tarkim. Nu tai va, žinau aš to Hario Poterio. Tai gerai, man šiaip, gerai, aš galiu pasakyti taip, nu kaip beveik nematęs Hario Poterio, tai man labai patiko. Žiauriai įspūdingi efektai, daug magijos. Man tai kiečiausi dalykai tai yra, kad, pavyzdžiui, persikėtė žmonės, apsivilkęs vienas, jis kažkaip susimaino ir kitas žmogus išlenda iš to paties kostiumo. Tai čia man buvo visiškai bomba. Buvo bairis, kad atsistūmė lovą ir to lovai iš niekur išlindo žmonės gulintis labai kietai. Labai man patiko garso efektai, žiauriai geras garsas, jisai buvo visiškai erdvinis, iš vienų garsiakalbių kartais, iš kitų garsiakalbių garsas, tai labai patiko. Buvo 2 dalys, praktiškai visą dieną mes buvom teatre, pirmą dalį labai lengvai atsidėjau, antrą dalį buvo jau labai sunku, nes kažkaip miegas ėmė, mes biškį užkandom ir labai miegas ėmė. Galvau, kad nukrisiu, nes aš jau ten knapsėjau ir jau galvoju, jeigu versiuos, tai versiuos į sceną tiesiai nuo balkono.
Po to buvo 2 valandų pertrauka, tai per pertrauką mes gerai pasivaikščiojom, pavalgėm ir grįžom į vakarinę dalį. Tai vakarinės dalies pirmoji daly pasirodo kitas aktorius vaidino negu pirmoji daly, pasikeitė aktorius dėl kažkokių priežasčių. Vienu metu sustabdė teatrą, nes kažkokios problemos buvo 5 ar 10 minučių. Tai antros dalies, abi dalis visai lengvai sužiūrėjau, visai patiko, tik tai man biškiau po to aš nebesupratau kur kas ten kur vyksta. O vyras šalia tavęs užknarkė. Ai, buvo juokinga. Šalia manęs sėdi vyras ir aš jau girdžiu, kai jis knarkė. Tai tėvas atvedė sūnų ir sūnų žiūri, kad tėvas knarkė. Bet taip garsiai knarkė, kad net žmonės atsisuko pažiūrėti ir norėjo žadinti jau. Taip. Aš tai galvoju, vat jisai tai gali versti žemyn galvą ten. Jau ten vertėsi, o ten statu, labai statu ir lenkėsi balkonas ir yra toks lengvas nuoplėtis. Tai galėjau išsivoštis ten per tą balkoną. Nu tai žodžiu, sekmadienis toks kitoks biškinė negu kitos dienos. Dar nuėjom pasižiūrėti Big Beną. Labai gražiai apšviestas, labai gražu. Dūžiai yra kas 15 minučių ir kas valandą. Tai visai smagu. Viskas, šiandien dieną turbūt ir baigsim, matoj atvažiuosim į savo stotį, nueisim ar pas Paddingtoną ir eisim miegoti. Jau aš visai pavargęs. O tu? Nu tai va, pasirodo, lipom vis tik ne į tą traukinį ir tai buvo ne Circle Line, o District Line. Tai dabar važiuosim į Earls Court ir persėsim į kitą District Line ir nuvažiuosim į Paddington. Edgware Road. Taip va. Bet pasižiūrėkim, kad tas kaimynas, kai sėdėjo šalia, tai važiuoja teisingu traukiniu. Jo? Minsterį jisai klausė. Ai. Ir jis važiavo teisingu. O mes tą teisingu. Nu tai va, tai smagiai sekmadienio vakare dar pasivažinėsim traukiniais. Taigi, sekmadieniniai pasivažinėjimai. Grįžom į Earls Court stotį, įsėsti kitą District Line traukinį link Edgware Road ir pasirodo, kad ne vieno tokio nėra.
Nuėjom į kitą, čia yra 4 platformos, į kitas 2 nuėjom. Ten. Ir ten pasirodo ne ten, kur mums reikia. Grįžom čia, paklausėm darbuotojų. Darbuotoja patikrino. Sako, kažkada atvažiuos. Tai laukiam traukinio. O čia kažkoks not in service važiuoja. Jis net o, žiūrėk, įjungia. Mes jau Paddingtono stoty, dar keli žingsniai ir eisim pas meškiuką. Būsim pas meškiuką. Meškutis laukia? Nelabai, kad jis laukia. Bet kažkaip keista, kaip niekam neįdomu. Bet kiek mes ėjom, nieks neina pas meškutį. O, gerai. Suveikia. Ketvirta kelionės diena, sekmadienis ir dieną baigiam kartu su meškiuku Paddingtonu.